Ir dabar klausimas, jeigu yra tokia aplinka, jeigu tokioje aplinkoje reikia bent turėti komercinius santykius, tai įmonės pardavėjai, žmonės, kurie dirba, užima pardavimo pozicijas, tiek vadovai, tiek patys pardavėjai, tai jų kriterijus, atrankos kriterijus, darbo kriterijus labai keičiasi nuo tų įmonių, kur nėra tokios aplinkos. Jeigu nėra prekybos galia, jeigu nėra prekybos informacija, jeigu visi turi vienodas sąlygas, tai tu tada eini ir atlieki savo darbą ir tu naudoji savo įgūdžius ir žinias tam, kad laimėt konkurenciniai kovoj. Ir įmonės tada jos jaučiasi ramiai, investuodamos į tas įmonės ir žinias. Jos gali investuoti į CRM ir sakyti, kad taip mums reikia klasifikuoti klientus, mums reikia geriau pažinti klientus, kad jiems sukurti vertę. Gali investuoti į pardavėjų minkštuosius mokymus, kur taip mes mokinam derybų, mes mokinam, kaip bendrauti su klientu. Bet jeigu visos tos savybės nebėra darbo instrumentai, tau nereikia nieko papildomai žinoti apie klientą, tau nereikia jo segmentuoti. Jeigu tau nereikia naudoti minkštųjų savybių arba dar kažko ten mokėti, tai įmonė galvoja, o kodėl aš tai turėčiau investuoti. Dabar jeigu į tą dalyką pažiūrėti kaip iš pardavėjo pusės, kuris turi pardavinėti tokioj neskaidrioj aplinkoj, bendrauti su institucijomis, o valstybinės įmonės tai yra institucijos, kurios egzistuoja, kurios dalyvauja komerciniuose santykiuose. Ir iš tikrųjų tai, jeigu įvardinti, kas čia vyksta, tai vyksta prekyba galia, prekyba įtaka, prekyba informacija. Tos įmonės, kurios vieną iš pardavimo kanalų pas save turi valstybinės įmonės, jos labai dažnai abejoja, kiek jom investuoti į pardavimo įrankius, į pardavėjų kompetencijas, nes tame lauke tai neduoda išskirtinumo, tai nėra įmonės stiprybė. Toliau klausimas nusikelia į marketingo skyrių. Ar reikia tada investicijų į marketingą? Kaip atsipirktų investicijos į marketingą, į brendo žinomumą, į įmonės viešinimą, jeigu pardavimo metu veikia kitos taisyklės. Jeigu mes kalbam apie kyšį, reiškia, kyšis egzistuoja. Kyšis egzistuoja, yra kaip objektas, kaip pardavimo santykių objektas. Ir tada, ar aš investuoju tam, kad turėti išskirtinumą, ar aš investuoju tam, kad surasti žmogų, kuriam duoti kyšį. Ir tai pasirodo gali tapti išskirtinumu. Tada aš laimėsiu dylą, laimėsiu sandorį. Ir čia žodžių neišmesi, čia nepakeisi. Tai tiesiog įmonėm reikia rinktis. Bet tas pasirinkimas yra totaliai etikos klausimas. Etikos ir ir jau sekantis žingsnis teisinis, nes tu nusižengi, tai jau yra nusikalstama veika. Vėlgi, kaip yra su žaidimo taisyklėm toj rinkoj, jeigu kiti jaunos įmonės ateina į rinką, jeigu jos nori patekti pas tą klientą, jeigu jos nori parodyti naujus sprendimus, jeigu turi vykti kažkoks progresas, jeigu ta pati valstybinė įmonė domisi progresu, kaip jinai elgiasi, ar jinai tik tą progresą nori gauti per tą egzistuojantį klientą, tiekėją, tai yra ir tą informacijos kanalą. Čia labai daug tokių klausimų, kurie, atmetus jau tą teisėsaugos lauką, vis tiek išlieka etikos, išlieka, sakykime, tas atviras klausimas, tai ar aš pardavėjas, ar kas aš, kokia mano rolė bendraujant su ta valstybinė įmonė, nes realiai pardavinėti man nereikia, aš net nesijaučiu kaip pardavėjas. Ir tokiose įmonėse nesvarbu, ar tai būtų IT, ar tai būtų šarvuotos durys, pardavinėjimas ten kokia nors statybinė įranga. Tai dažniausiai tokios įmonės išsiskiria labai dideliu cinizmo laipsniu nuo vadovų iki pardavėjų. Ciniškas požiūris į aplinką.
Mums nereikia jokių inovacijų, jokių įrankių, kas liečia pardavimo, mums nereikia keistis, nes jie nesikeičia, mūsų klientai nesikeičia. Jie perka pagal kitus kriterijus, ten negalioja rinkos dėsniai. Ir tai yra viena. Antra, kad atėjus jaunam pardavėjui, labai dažnai aš vėlgi girdžiu, kad yra labai sunku rasti pardavėją, kuris dirbtų tokioje įmonėje, nes jis neperpranta žaidimo taisyklių. Tačiau iš kitos pusės, čia yra ganėtinai negatyvus ir nežinau, netyrinėtas mano galva dar reiškinys, kad atėjęs jaunimas į valstybinę įmonę, jis labai greit perima tą elgesio modelį, kaip turėjo tie senieji pardavėjai, sakykime, netgi jeigu senieji tikrąja ta žodžio prasme, pirkėjas galėjo išeiti į pensiją, vietoj jo atėjo jaunas ir jis po kelių mėnesių elgėsi taip pat kaip tas senasis. Jisai perpranta žaidimo taisyklės, jisai supranta, kad jis gali prekiauti informaciją, kad jis turi didžiulę jėgą pirkimuose, pasirinkime, kad jis formuoja kriterijus, kad tie kriterijai gali būti nevieši, visai nevieši, arba dalis tų kriterijų gali būti neviešinama, kad jis renkasi pagal tik savo vienam suprantamas taisyklės. Ir vėlgi jisai gali sugalvoti savo palankesnį, tikrąja ta žodžio prasme, savo palankesnį pirkimo būdą, kuris, sakykime, labai gražiai atliepia jo asmeniniams interesams. Tai gali būti ir materialūs interesai, arba tai gali būti garbėtroškiški, kur yra moralinė kažkokia didžiulė pagarba, sureikšminimas ir dovanos, kelionės ir taip toliau. Tai tie dalykai labai greitai jaunosios kartos yra paimami. Bet kai iš pardavėjo pusės tas atėjęs naujas tiekėjas, kuris turėtų būti, jisai tų žaidimo taisyklių taip greit neperpranta. Nes, taip yra. Ten vienas pasaulis, čia kitas pasaulis. Tai tie dalykai iš tikrųjų, apie juos viešai nėra kalbama, bet pardavėjai su tuo susiduria. O kodėl aš turėčiau investuoti į savo įmonės pardavimo procesą ir pardavėjų kompetencijas, jeigu dirbant su viešuoju sektorium, tai neduoda man jokio išskirtinumo. Tai netaps mano išskirtinumu. Nei mano geresni pardavėjai, nei mano geresnė pardavimo sistema ir netgi ne marketingas geresnis ir netgi žinomumas kartais visai neturi reikšmės ir svarbos. Tai tada ir iškyla klausimas etikos ir iškyla klausimas išvis žaidimo taisyklių.